Vaizdas, sveiki visi, jūs Karas Danysas ir šiandien mes pakuosim Sheino package'ą arba kitaip sakyti siuntinį. Norėčiau labai padėkoti už tokį aktyvą, kurį jūs man parodėt ant mano kanalo, ant peržiūrų, ant visko, ant video. Aš jums labai dėkingas. Taigi, prenumeruokit mano kanalą, statykit laiką, aš būsiu labai dėkingas. Ačiū jums labai už tiek daug prenumeratorių, jūs esate tiesiog nuostabus. Taigi, manau, ilgai netempiam, statykit laiką, dar kartuoju, prenumeruokit kanalą. Einam mes iki 200 jau prenumeratorių, tai manau galima pradėti. Taigi, va toks palyginus su mano galva yra šitas maišas Sheino. Taigi, aš jau užsisakiau detalių savo naujam motociklui elektriniui, kas nematė, būtinai pažiūrėkite va čia va šitas video. Taigi, manau, galima pradėti. Pamatysit, kas čia yra. Sakau, tokias detalės. Nu, padariau aš šią mažą skylutę ir dabar plėšiam. Gerai, jums nerodau, žiūriu pats iš pradžių. Nu gerai, traukiam random. Opa, kas čia? Taigi matom va tokį maišą. Va tokį va. Ir dabar kaip man jį čia normaliai atidaryti? Ai, tiesiog plėšti. Žinot, aš čia manau bus veidrodėlį. O jie taip atsargiai supakuoti. O taip va. Prakerpam šitą. Taip. Ir dabar vyniojam. Vyniojam. Oje, tu kokie mažiukai. Galvau, bus biški ilgesni, kaip čia jos dabar man žiūrėti. Nu, aš biški buvau neteisus, šitie veidrodėliai yra kaip tik. O taip jis atrodo, blemba, mažiukai, biški. Tokie va. Taigi va taip jie atrodo. Čia va yra toks tipo gale karbonas. Šitie va užsisuka ant vairo, ten yra toks užsukimas specialiai. Tai va taip jie atrodo. Taigi varom prie kito. Gerai ištraukam tokį sunkoką maišelį, tokį tvarkingą. Ir netempiam gumos ir tiesiog lupam. Nu ir čia yra kojelės. Kojelių man labai reikėjo. Kojelės motociklui. Va taip atrodo, va taip jos įdėtos. Ir traukiam. Pirmą traukiam. Ir va taip Blemba, irgi jinai gana mažoka, bet bus gerai, bet blemba kažkokia mažoka, pažiūrėkit. Nu. Čia aš ir vėl buvau neteisus. Iš tikrųjų, jie yra man kaip tik. Net mano delno nėra. Bet jo kojas tilps, va taip jinai atrodo. Traukiam dar. Opa, pirštinės. Tikiuosi pataikiau aš su dydžiu. Tikiuosi labai. Taigi kaip jau čia atsidaro. Ai, va taip, va nusijama gražiai. Čia yra kažkokia firma, nesakysiu kokią, žinot, reklamą, kad nebūtų iš čia, turbūt neįskaitysit. Bet žinot, čia išeina. Nu ir traukiam pačias pirštinės. Turbūt pataikiau su dydžiu, arba jis iš vis net man per mažas. Taigi va taip pagal kas atrodo šitos pirštinės. Čia yra jų delnas, o čia yra jų galas. Man tai pasisekė. Man jos kaip tik, grinai viens į vieną. Žiūrėk, kam šitie yra reikalingi, kad tu galėtum naudotis telefonu. Čia, kad reaguotų telefonas. Va taip jį apsaugoti, va taip gražiai atrodo ant rankos, užsidedam kitą. Taip va. Ir kaip kietai atrodo. O, kokios geros. Patogios kokios, va čia irgi yra. Šitie, kad telefonas reaguotų, ekranas telefono reaguotų į šitą. Tai jo, fainas pirštinės, pataikiau su dydžiu, bet iki vasaros aš turbūt jas išauksiu. Bet nemanau, jei ką, tai naujas užsisakysiu. Fainas supakuotas pirštinės, tikrai geros. Dabar einam prie kito. Aš turbūt žinau, kas čia yra posūkiai. Taigi, netempiam gumos, kaip visada aš taip sakau, ir darom. Čia yra 4 posūkiai, kad būtų ir galiniai, ir priekiniai. Tikiuosi, jie veiks normaliai.
Va tokie puikus posūkiukai, va šitas ilgis jam kaip tik. Va taip jos atrodo. Čia toks ilgas laidukas, mano tėtis viską moka su šituo, tai jis padarys laisvai. Taip jie atrodo, 4 posūkiai, kad būtų prieki ir gale. Tai yra GPS-as. Perkirpam. Opa. Oi. Taigi matom tokį GPS-ą. Jį reikės kažkaip prijungti prie telefono. Ir kas jei dar nežino, kas yra GPS-as, GPS-as tai yra toks dalykas, kur, pavyzdžiui, įdedi į mašiną, pažiūri per Google Mapsus ar per kažkur, tai aš nežinau, reikės išsiaiškinti. Ir žiūri, kur tavo mašina važiuoja ir kur tavo mašina randas. Tai čia aš dėsiu šitą į motociklą, kad, žinot, jei nepagrobtų, nes mano motociklas tai monstriukas. Nu, ir va čia instrukcija, kaip juo naudotis, kaip jį prijungti. Tai jo. Nu, ir čia jau būtų viskas. Iš viso pas mus buvo pirštinės, GPS-as, posūkiai, veidrodėliai ir kojelės. Taigi, tikiuosi jums patiko. Jei nori daugiau panašių tokių video, tai būtinai statykit laiką, prenumeruokit mano kanalą. Greit išeis ir kiti video. Tai kad statykit laiką, prenumeruokit mano kanalą. Būsiu aš labai dėkingas. Iki kito video.